stringa, turi tikslų, turi norų, turi svajonių, bet jų įgyvendinti taip ir nepavyksta. Didžiausios problemos, dėl ko žmonėms nepavyksta to dalyko padaryti, yra tikėjimo savim stoka, į praeitį orientuotas mąstymas, kada mes mąstome ne apie tai, kas bus ateityje, o baiminamės to, kas buvo ir kad tai gali pasikartoti. Taip pat daugelis žmonių turi problemą, kad yra labai priklausomi nuo kitų žmonių ir gaila tai pripažinti, bet iš tikrųjų didžioji dalis žmonių aplink mus yra iš tikrųjų nesėkmingi žmonės. Jeigu mes klausome tų žmonių, jeigu mums svarbu, ką tie žmonės pasakys, dažniausiai mes tampame dar nesėkmingesni už juos. Tam, kad mes būtumėm iš tikrųjų sėkmingi, kad gyvenime pasiektumėm daugiau, reikia išmokti susikurti tikėjimą savimi, reikia išmokti pasitikėti savim, įveikti priklausomybę nuo kitų žmonių, išmokti priimti save, mylėti save, kitokį, drąsų, unikalų, savitą žmogų. Jeigu jūs tai padarytumėte, iš karto jūs taptumėte sėkmingu, pripažintų, mylimų ir daug pasiekusių žmogumi. Jeigu norite to išmokti praktiškai, tiesiog kaip tapti tokiu žmogumi, paspauskite nuorodą apačioje ir papasakosiu visus praktinius patarimus ir netgi duosiu pratimus, kurie jums padės tai pasiekti.